Veterinarijos klinika neužmiršta ir beglobių gyvūnų net prieš didžiąsias metų šventes. Mūsų klinikoje apsigyvena dažnai šuniukai, katytės, kurie neturi šeimininkų, kartais atvežami sužeisti, alkani bei išsekę, išmesti į gatvę. Gyvūnėliams klinikoje suteikiama visokeriopą pagalbą ir priežiūrą. Čia jie atgauna jėgas, gauna žmogišką šilumos. Matant tiek daug beglobių gyvūnų, kuriuos ne visada turime galimybę priimti savo kliniką dėl ribotų galimybių ir siekdami pagerinti beglobių gyvūnų gerovę, nusprendėme padovanoti gyvūnų prieglaidai Penktakoję keletą naujų namukų, tai yra būdų šunims. Žmonės elgiasi neatsakingai, iš tikrųjų dažnai nusiperka veislinius šuniukus, net nepasidomėję, koks jų charakteris, kaip juos reikia auginti, prižiūrėti. Taip pat dažnai, ypač šventinių laikotarpių, gyvūnai neatsakingai yra dovanojami, neatsižvelgiant į žmonių interesus ir poreikius. Todėl natūralu, kad dažnai tokie gyvūnai vėliau atsiduria gatvėje. Yra tokių gyvūnėlių, kurie greitai randa naujus šeimininkus, tačiau kai kurie čia užsibūna pas mus ne vieną ir ne 2 dienas ir ilgesnį laiką. Todėl mes bendradarbiavame su įvairiomis organizacijomis, tokiomis kaip Penktakoję, kurios padeda pasirūpinti beglobiais gyvūnėliais ir surasti jiems naujus namučius. Pavyzdžiui, pernai metais šaltą žiemą teko priimti net visą jaunų šuniukų šeimyną, kurie buvo rasti tiesiog laiptinėje. Visi šuniukai čia augo tol, kol sutvirtėjo ir galėjo atskirai gyventi be mamos. Ir klinikos stacionare jie gyveno apie 3 mėnesius. Buvo prižiūrimi, tuo pačiu jiems buvo sutikta ir šiek tiek žmogiškos šilumos. Na ir pasitelkiant žiniasklaidos pagalbą, taip pat organizacija beglobių gyvūnų, taip pat žmonių pagalba mes suradom jiems šeimininkus. Šios paramos tikslas yra ne tik padėti šuniukams, bet ir atkreipti visuomenės dėmesį į beglobius gyvūnus ir padėti jiems surasti tikrus namus. Taip pat norime atkreipti dėmesį ir paraginti visus. Jei neturite vietos, bent laikinai globai, priimti gyvūnų į namučius, šaltą žiemą galite pasekti pavyzdžių ir taip pat nesunkiai sukonstruoti apšiltintą būdą ir padovanoti prieglaudai, kurių tikrai labai trūksta. Šiaip internete yra daugybė informacijos apie tai, kokia šunų būda turėtų būti. Mūsų būdų sienos, stogas, grindys buvo apšiltintos 5 cm putų polistiroliu, stogas pasirinktas plokščias ir nukeliamas, nes šunys dažnai mėgsta gulėti ant tokio stogo, taip pat nuėmus stogą galima lengvai išvalyti viską. Stogas padengtas bituminė danga, kuri atlaikys ne 1 metus, na ir taip pat nudažytas yra visa būdelė. Geriau būtų, jog tokių prieglaudų nebūtų, kad visi gyvūnai turėtų juos mylinčius šeimininkus ir niekada jiems netektų badauti. Tačiau iš viso širdies taip pat turime stengtis, kad ir prieglaudose gyvūnai jaustųsi kuo geriau.